Va toks vežerėlis manęs šiandien laukia. Snaigynas vardu. Ai, beje, sveiki visi sekėjai mano. Andriau, Aliau, Linai, Mantai, Keša. Visų jau ir nebepamenu, nes 11 gal yra. Tai va, čia toks voras pas mane. Šalta. Plauksim su džemperiu, reiškiasi. Nedidelis šitas ežeras. Rudeninis plaukimas, tai čia nesinori imti kažkokių 3 parų. Neaišku, kaip čia su tom naktim, kaip su orais. Jau ir šiandien nežinau, kas rytoj tai karšta bus. Šiandien tai toks kažkaip įtariu, kad gali būti nieko gero. Nu, bet gal dar pasitaisys tas oras. Tai viskas, varau kažkur ten. Nežinau, palieku čia tą mašiną ant tos žolės. Nieks nieko gal nesakys. Ten gal savininkė. Na, einu pūst. Užpūsim ir klentę ir bus galima varyti. Prieš vėją. Nu va, sušnekėta, leidimas gautas. Net ir pasiūlė nemokamai nakvynę pas save žemėje. Čia jeigu apiplaukt spėsiu iš kitos pusės. Tai jau turiu variantą. Nesakė, visur yra privatu. Saloj išlipti įmanoma be dilgėlės iki Pažastų. Tai pabandysiu dar iki tos salos, jeigu jau matysiu, kad šikna. Tai tada pasinaudosim šitos moteriškės pasiūlymų. Tai va, sakė, net ir mašiną galiu pusę įsivaryt, bet kam ten ją varyt? Bus gerai ir čia. Visą teritoriją man geroji moteris davė. Sako, gali nakvot čia. Bet čia per daug poniška. Dvi pavėslinės. Blemba, užavietė. Nu, fainai čia. Va, net kamuolys yra. Čia jei lietus ar ką, tai... Nu, kur tau čia? Lieptas, aišku, truputėlį pavargęs. Bet tai čia ne tame esmė. Jo, šiaip tai faina moteris labai. Čia saulėtekis kempingas vadinasi prie Snaigyno ežero. Ir mačiau, teritorija graži, ten turi išnuomoti ir pastatų, ir savo gali atsivežti, ir pavėsinių begalė. Organizuoja dar Baidarės, sakė, 3 upėm plaukt, Baltąją Ančią, Zapsę ir dar kažkur. Tai va. Galiu pareklamuoti, rekomenduoju. Labai maloni moteris. Man visą šitą davė. Neisiu ten gal į galą. Lėlėjų gražių čia yra, matau.
Tai jau nežinau. Yra tokia patarlė lietuvių liaudies. Jeigu yra galimybė nakvot saloj, nakvok saloj. O ar aš čia pasinaudosiu, tai matysiu. Šiaip jau buvau vienoj saloj apsižiūrėti, man ten visai prabangos nėra, bet kaip man tokiam, tai ten pats tas. Gali būt, kad į salą varysiu. Aišku, čia tai ir viskas, ir dušas, ir vonia, ir džakuzi. Visi bairiai. Bet ir man reikia tų bairių. Gal ne? Gyvenimas. Ežeras nuostabus. Oras išvis fantastinis, kaip rugsėjo 20. Vėjo tik tai galėtų būti mažiau. Bet nieko, ar tas vėjas. Aišku, kokiam dideliam ežere būtų reikalų. Čia jis toks, tai susiaurėja, tai išplatėja, tai ten tas vėjas pasislepia. Aišku, kol kas tai prieš vėją visą laiką irklavau, bet dabar atgal bus gerai grįžta. Net nežiūrėjau, kiek aš čia nuplaukiau. Bet nedaug, dar kokie 4 kilometrai turbūt. Gal 5. Iki nakvynės vietos berods 4 kokie turėtų būti likę ir rytoj kokie 2-3. Bendroji suma apie 11,5-12. Kažkas turėtų išeiti. Jo, vandenėlis tai pasaka. Aišku, čia gylio nelabai yra šitam gale. Bet šiaip skaidrus labai. Tai nepaminėjau, kad čia šitas snaigynas tai vienas iš 3 švariausių, ekologiškai švariausių ežerų Dzūkijoj. Ir visus aš jau juos perplaukęs. Aderis, tai 2 kartus plaukiau. Gailintas 200 kartų plaukiau. Ir va dabar snaigynas. Dar kažkoks yra prie Kalvarijos. Irgi kur patenka į tą sąrašą. Neatsimenu pavadinimo. Kitais metais gal reiks pabandyti nuvažiuoti. Net nežinau, ar čia smėlis yra. Ne. Dumblas. Bet labai šviesus, gražus.
gražus. Oi, ką, gal užvalgau ir minu iki savo tos nakvynės. Dabar dar tik tai 3. Tai 5 būsiu. Gal greičiau. Droną, sakiau, gal pakelsiu, bet kad tai čia per tokį vėją, nežinau, nuo irklinties kažkaip nesu dar profas. Gal kada, kai labiau išmoksiu. Jo valgysiu, tai va. Liežuvė mišrainė. Nu ką valgysiu čia, užkanda. Rimčiau valgysiu, atplaukęs jau. Tai va, man skanaus. Pavyko pakelt gerai. Užtaikiau tokį momentą, kai nelabai buvo vėjas, bet jau kai reikėjo parskrist, aišku, ant irklinties leistis, tai kur tau? Nežinau, čia gal kada nors be daiktų. Tai iki liepto pavyko nuskrist, viskas gerai. Tik dar aišku, bairis buvo, kad irklą pasidėjau ant liepto droną, kol ten dėjausi, susilankščiau, nupūtė vėjas. Tai rankom pairkluoti teko delnais. Viskas, dabar jau tikrai plaukiu atgal iš šito galo. Tai varau kurtis stovyklavietę savo saloj. Tradicijų nekeičiu. Čia per dvaras. Kažkoks tai pagal mūrinimą, tai matau, kad baisiai senovinis. Įdomiai ten durų, 1, 2, 3, 7 durys. Gal čia 7 nykštukai gyvena. Kanalizacija, va, išvesta matau. Ką, einam parodysiu. Reiks apsižiūrėti dėlių. Viena dėlė tai į irklintą įsisiurbus mačiau. Tai va, čia tokias
buvęs šabakštynas, bet prapjauta. Aišku, dilgėlių daug, tai aš jau užmyniau ant kelių. Čia reiks kažkaip atsargiai. Paklotė gana minkšta, toks kaip ant kilimo, va. Nors mano ar čia žinys geras, tai man ten dzin miegot minkšta ir taip bus. Tai va čia va bus palapinė. Kažkur. Malkų matau per akis. Čia dėlė. Gerai, vėjukas va tuoj nurims. Laužiuką bus galima užsikurti, reikia kažką valgyti, daryti. Pasipjaut malkų. Čia toks nuvirtėlis guli. Nežinau, kiek iš čia būtų gerai per pusę atpjaut. Nu, trečdalį bent jau. Ir viskas, bet tokia mano kukli vietelė bus. Reiks eit vandens batais gal užsidėti, nes čia nesąmonė, bet tas dilgėlis. Su maudymusi, tai čia matau ragas. Gal ir neprireiks. Ryt išsimaudysiu, gaidinti. Labai negilėja čia eit per tą ražieną, tai neturiu jokio noro, čia kaip 30 metrų į gylį brist, nebent va eit čia kur gylis iki blauzdų ir griūt. Ką, reik statyt palapinę, man atrodo, ne? Nu va, kaip greitai išmokęs. Nu va, mano ir stovyklavietė, va tokia va. Čia laužas bus. Dabar kai užkursiu, tai visos žarijos eis į palapinę. Bet gal nurims vėjas. Reik tikėtis. Čia krėslas mano, taburetė. Ką žinau. Bus gerai. Tik tai blemba aš kaušas. Gerimo vandens pasiėmiau, o virimui ir batom visokiom, tai namie pamiršau prisipilt. Bet kadangi čia labai jau ekologiškai švarus ežeras, tai virsim makaronus ir kavą iš ežero vandens, tada ką jau daryti. Niekogi neatsitiks. Brendu. Gal giliau švaresnis gal bus, bet tai kas čia taip duria, aš neįsivaizduoju, neįmanoma paeiti. Tai va ką, einu vakarienę ruošt. Atseit kiaulienos kumpis turėjo būti, bet gavosi kažkokia makalošė. Kas bus, tas bus. Jeigu ryte triesiu, tai būsiu apsitriedęs. Manau, kad čia turi būti skanu. Dar jeigu dar kečupo turint, tai būtų pasaka. Na, jūs nepatikėsit, aišku, bet oi, kaip čia palaikytų. Bet skanu. Toks turistinis. Kečupas tai čia duotų. Neblogai. Bet normaliai. Mėsa tai ištirpus.
Makaronai tai idealiai išvirė, ne per minkšti. Neturėčiau apsitriesti. Ja. Oi. Maksimaliai apsunkintas metimas po krepšiu ir nubėga pirmas į greitą ataką. Viskas, ką reikia eit gal miegot. 11. Jo, jaučiu gerai miegosis čia. Vakaras šiltas, taip baisiai. 17,2. Kaip rugsėjo 20, sakyčiau, puiku. Viskas, labanakt, einu gult. Reikia keltis gal. Devynios. Šiandien panašu čia užkaitins normaliai. Ką, susirinkti šiukšles, beveik viską apsitvarkiau. Ir krutėsiu. Oi. Šiukšlių tai savo tik tiek turiu. Lemba tos dilgėlės. Bet reikia jį paimti ir kitų.
bairis. Nerandu kranto savo. Nežinau, kur grįžti. Čia visur švendrynai. Jau priplaukiau ir salą savo vėl, kur nakvojau. Nesuprantu. Gal aš jau buvau prie to liepto nuplaukęs? Kaip durnius išplaukiau. Negi šasą. Darau atgal. Nu tikrai žioplas. Jau buvau atplaukęs. Ir kažkaip galvojau, kad tikrai ne šita įlanka, o dar bus kita, tai net nesvarstęs, nežiūrėjau, net į lieptus, apsisukau, išplaukiau. Žiūriu, kad jau nesąmonė. Tai su šitais papildomais sukinėjimais, nepilnai 13 km. Tai toks vidutiniukas. Tai viskas, ką baigta kelionė, einu pakuotis. Čiau. Neužteko man kilometrų snaigynė, tai dar keletą reikia įsukt gailinti. Manau, reikia išnaudoti tokį orą. Oi. Na dabar jau viskas, tikrai ryšio pabaiga.